Greitai naujas karas bus. Sveiki gerbėmėjai. 7 2024 metų savaitė. Mūsų 7 susitikimas. 6 susitikimo metu pasakojau apie Jaltos konferenciją, kuri šiaip 45 baigėsi visai nesenai, čia vasario 11. Paskui prisiminiau, kad nepasakiau dalykų, kurie šiaip yra svarbus pasakyti. Kad pasiruošimas dėryboms gali įtakoti galutinius sprendimus. Tai šnipų tinklas, kuris surenka informaciją apie situaciją vienam ar kitam ar trečiam štabe, nuotaikas, nuomonės, yra labai vertinga informacija pakeisti pokalbį, tikslą, pokalbio formatą. Labai svarbu žinot, kad dar yra išankstinė dėrybinė pozicija. Dėl to labai atsiprašau. Rusai puola, iki Berlyno liko 65 kilometrai, o jie susitinka Jaltoje. Vokiečiai jau išstumti iš Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, sąjungininkai išvadavo Prancūziją ir Belgiją. Taigi mes matome, kad ta pati žemėlapyje iš tikrųjų suteikia tam tikro svorio, sėdant prie stalo. Rooseveltas keliauja 12 dienų, o jo sveikata ir taip nėra labai gera. Ir kai viskas sudėlioja, kad jį iš tikrųjų išvargina prieš jam atvažiuojant, turi įtakos. Bet Rooseveltas su Churchillu pasidaro trumpą poros dienų konferenciją Maltoje, kaip pasirengimą Jaltai. Aš sakyčiau, ne tik kiek pasirengti, kiek tiesiog pasikalbėti ir pailsėti. Tada jie skrenda. Šventoji karvė, vadinasi skrydis, nusileidžia Saki, kariniame oro uoste. Nuo to karinio oro uosto iki Jaltos reikia važiuoti 5 valandas. Ir kelionės metu, skaidriai matot maršrutą, kelionės metu jie mato griuvėsius. Jie mato, kiek sugriautas yra Krymas, kiek Rusija nukentėjo per karą. Ir Stalinas gali pasakyti, žiūrėkit, kas mums nutiko, o jūs mums nepadėjo, nes jie ką tik matė. Bet kad nebūtų visai blogai, kas porą šimtų metrų stovi kareiviai ir atidvinėja pagarbas. Kareiviai, vaikinai, merginos pasitempę, gražiai nuaugę, tai gaunasi toksai dvigubas. Kariuomenė mūsų gera, o kraštas mūsų sugriautas. Jūs mums nepadėjot ir pažiūrėkit, kaip tai atrodo. O mes atrodom vis dar gerai. Ir visa tai yra maži trupinėliai, kurie formuoja nuotaikas, nuomonės, požiūrius. Vakarėliai. Jeigu Jungtinė karalystė buvo pamiršusi, kaip atrodo grietinė, nes buvo kortelių sistema, tai grietinės kibirais, konjakai, degtinės ir dėl to posėdžiai būdavo nukeliami biškį vėlesnį laiką, kad žmonės galėtų išsimiegoti. Ir tiek norėjau dar pasakyti apie šnipus. Roosevelto kabinetas buvo infiltruotas labai nemažai leftistų. Buvo toksai Jakob Golas, kuris buvo Jungtinių valstijų komunistų partijos pirmininkas ir tuo pačiu žydų mafijos vadovas New York'e. Tai jo mergina, Elizabeth Bentley, mes prie jos paskui grįšim, jau tai bus 48 metai, o jisai mirė 43. Su jos pagalba ten yra tiek leftistų, kad ne tik, kad informacija nuteka, bet dar pačio Roosevelto nuomonė yra smarkiai paveikta tų žmonių. Dar reikėtų pasakyti, kad Jungtinių valstijų kariniai laivai yra Juodojoje jūroje ir grįžtant vasario 11 jisai nakvoja Jungtinių valstijų karinėme laive, kad paskui jau vasario 12 galėtų įlipti į lėktuvą ir išskristi. Grįžtant prie pačio paminklo, kurį pastatė 15 metais, minint Jaltos konferenciją, 15. Tai Stalino paminklo ukrainiečiai nebūtų pastatę. Tai paminklai, pašto ženklai, lozungai, nuotraukos, visa tai yra dalis psichologinio poveikio arba psichologinių operacijų. Ir tai iš tikrųjų veikia liaudį. Šią savaitę
minėsime vasario 16, su kuom visus ir sveikinu, nepriklausomybės diena. Taip pat bus vasario 14, bus daug bučinukų, širdučių, laiškų. Noriu priminti, kad Valentinas mirė vasario 14. Buvo uždaužytas negyvai, o tam priežastis yra labai paprastai, jis sužendindavo žmonės. O kodėl jis turėjo žendinti žmonės? Todėl, kad romėnams staiga pritrūko kareivių ir jie galvoja, mes pasiliksim su šeimom ir kariaut neisim. Mano galva, Valentino diena turėtų būti ne 14, kai jisai mirė, o 13, kai jisai pasirašė laišką tavo Valentinas, Valentinas. Vasario 13 mirė kompozitorius Richardas Wagneris. Vasario 13 mirė Richardas Wagneris. Jisai parašė 13 operų. 2 paminėsiu, tai Skrajojantis Olandas ir Valkyrija. Trumpa ištrauka iš filmo, tiesiog jūs žinote tą melodiją, tai vadinasi Skrydis Valkyrijų arba Valkyrijų ataka, jeigu norite. Rekomenduoju pažiūrėti filmą, kuris vadinasi taip, kaip vadinasi Valkyrija. Klaus von Stauffenberg pasikėsina į Hitlerį. Vieta Vilko irštva, teko ten pernai apsilankyti, įspūdinga vieta, puikiai gidė, ekskursiją pravedė lietuviškai, įspūdinga konstrukcija, o paskui iš ten važiuojant, autobusai mums parodė filmą Valkyrija, tai tikrai turėjo didelį įspūdį. Pasikėsinimai arba nužudimai, tai irgi kovos forma, tai irgi gali turėti įtakos karo rezultatams. Keičiasi dėrybininkas, keičiasi padėtis, nes šiaip dažniausiai karai baigėsi dėrybomis arba kapituliacijomis. Dažniausiai. Grįžtant prie Wagnerio, jisai buvo apsiženęs. Ir skaidrėje matom jį su savo draugu, Friedrichu Nietzsche. O jo žmona buvo Cosima. Friedrichas Nietzsche buvo Wagnerio draugas ir jie iš pradžių labai gražiai sutarė. Bet jisai buvo įsimylėjęs mergaitę, kurią Wagneris vedė tuo metu, kai Nietzsche išvažiavo kariaut. Kai jisai susirašė į karą, maždaug su meilė nelabai gaunasi, tai Cosima pasakė, kare geriau 100 dėžių cigarų, negu vienas diletantas. Tiesą sakant, jis nebuvo geras kareivis, jis susižeidė pats, bet paskui pasigydė ir grįžo į karą jau kaip medikas, tada iškėlė tokią lozungą, kad kiekvienas vyras turi mokintis kariauti, o kiekviena moteris turi mokintis suteikti pagalbą sužeistiems kareiviams. Wagneris taip pat padirbo kažkiek Rygoj, atminimo lenta yra, ir kadangi Nietzsche su Wagneriu susipyko, tai Wagneris tapo tokiu kaip nacijų ideologų, jo tokia epinė opera labai patiko Adolfui Hitleriui. Ir aš niekaip negaliu suprasti vieno dalyko, nes, pavyzdžiui, Rusijos Federacijos karinė doktrina punktas Z apie šiuolaikinius карinius конфликтус. Участие в военных действиях и регулярных вооруженных формирований и частных военных кампаний. Taigi, nereguliarios formuotės ir privačios karinės kompanijos. Bet kodėl Wagneris? Kodėl Wagneris? Rugpjūčio mėnesį 23 metų žuvo Prigožinas, paskui išėjo nutarimas dalį, tiksliau buvo pasakyta, visą Wagnerį integruoti į Rosgvardiją, bet privačios karinės kompanijos yra labai, labai skirtingos. Ir Wagneris įleidė šaknis neblogai Afrikoje. Sudanas, Centrinė Afrikos Respublika, Madagaskaras, Mozambikas, Malis, Burkina Faso, galėtumėm tęsti ir tai ne tik Afrika. Ir manau, kad jeigu perveda į Rosgvardiją 3 kuopas, 15, 16 ir 17, tai realiai didelio oro nedaro, nekeičia,
tiesiog kažkas kitas perims Rusijos federacijos interesus Afrikoje. Jau dabar atsiranda daug juodaodžių fronte. Nepalas, Kuba, manau, kad toj pasipils daugiau ir iš Afrikos, nes verbavimas yra vienas iš elementų. Ir manau, kad labiausiai mes galėtumėm lyginti Wagnerį, nes bendroje sumoje virš 60 įvairių firmų yra po to skėčių. Tai manau, kad Olandų ir Rytų Indijos kompanija yra kažkas panašaus. 1669 šita akcinė bendrovė yra daugiausiai uždirbanti akcinė bendrovė. Jinai turi virš 150 laivų, prekybai, 40 kovinių, 50 000 darbuotojų ir privačią kariuomenę 10 000. Jai atiduota valdyti viskas. Nuo Gerosios Vilties kyšulio iki Magelano sąsiaurio. Tai yra į rytus. Iš kur atsirado skrajojantis Olandas? Dar Vaško da Gama neklaida. Nes portugalai ten, kur rašo S, sako Š. Ir jeigu mano pavardė būtų parašyta be paukščiuko virš pirmos raidės, Portugalijoje aš vis tiek būčiau Šereliš. Tai va, jau Vaško da Gama. Savo ilgose kelionėse jam iš tikrųjų pavyko pasiekti Indiją. Tik tai vienas laivas parsivežė vertingą krovinį. Pelnas buvo 400%, bet keliaujant nuo Indijos ties Afrikos krantais, jisai turi sustoti, padegti vieną laivą, iš jo, aišku, iškraunant krovinį ir jūreivius, nes jam realiai pritrūko įgulos. Nes žmonės miršta, žmonės serga, nėra kam keisti bures. Tai apie skrajojantį Olandą yra legenda, kad ten buvo labai brutalus ir piktas kapitonas, kuris tyčiasi iš dievų, žudė nekaltus žmonės, nes Olandai iš tikrųjų taip darė, portugalai irgi. Ir kas tik taip nedarė, ir ispanai, ir prancūzai, ir britai, nes buvo tas kolonijų laikotarpis. Tai maždaug kažkokia šviesa atsirado ant denio, prakeikė kapitoną, pasakė, kad jisai plaukios 1000 metų ir niekada neišlips į krantą. Ir paskui, kai šviesa išnyko visa įgula ir visi keleiviai. Tokia legenda. Įgula galėjo tiesiog išmirti, nes labai trūkstant vitaminui C, taip ir nutinka. Nes kelionės ilgos ir kai mes kalbame apie karą, labai dažnai pamirštame mediciną ir logistiką. Ukrainoje šie reikalai tvarkosi, nes palyginus su karo pradžia, kur net stabilizuoti sužeistą prieš vežimą ne visada kildavo mintis, maždaug ligoninį sutvarkys, tai dabar tas reikalas sutvarkytas ir šlovė Ukrainai. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų susitikimų. Greitai naujas karas bus, per Kalėdas ar Velykas. Greitai naujas karas bus, greitai